Apple pristatomos naujienos, jų renginys, tavo vertinimas yra? Nuvylė. Oranžinė spalva. Čia yra turbūt pagrindinė pro kontroversija. Galim pašnekėti apie nuvažiuojančią Teslą. Nuvažiuojantį Teslą, gerai. Jie negauna milijardo taip lengvai, tai nėra Trilijono, atsiprašau. Trilijono niekas nėra gavęs. Taip. Čia... 2 bitai. 2 bitai remia Tele2. Sveiki visi, čia laida 2 bitai. Sveikinamės iš Audioteka įrašų studijos. Trečia laida, trečia skirtinga įrašų studija. Galima sakyti, ketvirta laida iš eilės, kur skirtinga studija. Aš manau, dar viena iš eilės ir būtume klajoklių genčių kategorijoje. Bet kažkas sakė iš šalies, kas klauso, sakė, labai įdomu stebėti šitą jūsų studijų kaitą, bet galbūt čia ir pasiliksime ilgiau, tikėkimės. O Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius pasiruošę jums pristatyti svarbiausias technologijų savaitės naujienas. Šiaip vakar, šiandien yra trečiadienis, kai mes rašinėjom, vakar buvo antradienis, vakar įvyko 2 svarbus renginiai. Pasaulyje buvo tik 2 svarbus renginiai, vienu metu vyko. Tai vienas buvo krepšinis, Lietuva pralaimėjo, aš buvau ten, buvau Rygoje, viską stebėjau gyvai, tiesiai atvažiavau čia į studiją ir grįždamas pažiūrėjau antrą svarbiausią renginį, tai yra Apple kasmetinis, rudeninis, rugsėjinis renginys, kuriame pristatomos visos Apple naujienos, tai tikrai be abejo šiandien bus pagrindinė mūsų tema. Krepšinės turiu menį. Kaip tau JD driplingai ir... Taip. Šiaip, aš nežinau, kiek klausytojai žino, kad Jonas yra geriausiai pasaulio naujienas sekantis žmogus ir prasčiausiai Lietuvos naujienas sekantis žmogus. Net nežinai, kad čia akimirką dega šalia mūsų traukinys su dujomis. Nežinočiau, jeigu mano telefonas nebūtų rėkęs prieš 30 minučių apie tai. Tai čia išeis laida, tai bus kažkaip įsirutulioję, bet šiuo metu tai mes gal ir girdėsime sprogimus fone, tikėkimės ne. Tokie liūdni juokai. Gerai, eikime į naujienas. Taigi Apple. Turime Apple ekspertą Joną. Kelinti metai mes jau Apple naujienas apžvelgiame iš eilės šitą rudeninį renginį. Nuo pat pirmo sezono, tai 5 kartas turbūt, ar ne? Gerai. Iš karto apibendrinimas trumpas. Apple pristatomos naujienos, jų renginys, tavo vertinimas yra? Nuvylė. Nuvilintis, nuobodokas. Yra ką paminėti, yra įdomių dalykų. Jo, taip, tam tikram kontekste, vėlgi vertinant galbūt pagal tai, jog ir anksčiau renginiai nebuvo kažkokie ypatingi, bet jie visą laiką sugalvodavo kažkokią tikrai tokią razinytę, kuri būdavo, apie ką pašnekėti. O šitam renginiui yra taip sunku ištraukti kažką, kas būtų tikrai vertas dėmesio paminėjimo. Jo. Aš manau, kelios tame yra priežastys. Pirmiausia, tai telefonai kaip technologija yra toje vadinamoje mature stadijoje. Tai yra subrendusi technologija, apskritai telefonų srityje tų naujovių. Tikrai nebėra taip kaip prieš 5, 6, 7, 10 metų. Ne tiek daug. Antra, Apple, ką jie patys nenoriai per aplinkui pripažįsta, yra šiek tiek strigę inovacijų krizėje. Aš manau, jie dabar yra paskelbę planą per 3 ateinančius metus atnaujinti iPhone'ą stipriau, ar ne? Tai tiekimės, kad tai ir padarys. Daugelis kalba, kad 18 iPhone'as bus įdomesnis, o šitas yra toks pasispardymas prieš jį. Jo, buvo labai konkretus gandai, kurie išsipildė, jog šie metai bus plono telefono metai ir mes pašnekėsime apie iPhone Air, kiti metai bus sulankstomo telefono metai. Tai mano viltis yra, jog vėlgi kitais metais bus turbūt įdomiau vien todėl, jog iš sulankstomo telefono taip pat ir turėtų pasikeisti visa naudojimo patirtis labai smarkiai. Bet šie metai, tie tikrai yra toks tarpo užpildymo metas ir jie bando padaryti iš to plono telefono vėlgi didelį stebuklą, bet turbūt prieisim ir pašnekėsim, kiek mus tai įtikino. Taip, pradėkim nuo pradžių. Pirmiausiai pristatė naujus AirPodsus, ar ne? AirPods Pro 3 pasirodys, jau galima užsakinėti ir čia viskas rugsėjo viduryje jau bus pasiekiami klientai. Jo, labai lauktas man buvo atnaujinimas, nes vėlgi jau praėjo kiek metų nuo paskutinio AirPods Pro ir aš tikėjausi, jog jau jie bus sukaupę kokį nors įdomesnių atnaujinimų tam. Iš esmės tiesiog parametrų pagerinimas, reikėtų pasakyti. Vienintelė tokia speciali naujovė yra širdies ritmo sensorius tiesiai AirPoduose, kur, to kaip ir pristatymas yra, jog gali tiesiog sportuoti net ir laikrodžio neturėdamas. Tačiau jis nebus toks tikslus. Aš tai dėl to džiaugiuosi. Gerai, tikslus jis toks nebus, bet kaip laikrodžio nemylėtojas ir AirPodsų mylėtojas ir dar šiek tiek sportuotojas, aš manau, čia labai gera funkcija. Tu bėgi ir tavo ausinės matuoja tavo širdies ritmą.
Aš džiaugiuosi, aš labai džiaugiuosi. Jis, aišku, nematuos tiek daug kitų dalykų, ką matuoja laikrodžiai, Taip. kurie matuoja vėlgi ir tavo judėjimą, ir kiek deguonis yra tavo kraujyje, labai daug kitų dalykų. Nežinau, kiek žmonių iš tiesų užteks tik tai širdies ritmo. Kita funkcija, ką jie giriasi, yra 2 kart stipresnis triukšmo pašalinimas, tas active noise cancellation. Ir tie žmonės, kurie išbandė, sakė, jog iš tiesų jaučiasi kaip didžiulis kategorinis skirtumas. Geras. Tai gal net dėl to ir bus verta atsinaujinti, bet daugiau nelabai yra ką pasakyti. Jie sako, kad tai yra populiariausias ausinės pasaulyje, su tuo turbūt, verta sutikti, nes būtų sunku surasti kitą populiaresnį brandą, bet nelabai kas jame pasikeitė. O realaus laiko vertimas į ausines net keliavo? Atkeliavo. Jo, tam reikia turėti telefoną šalia, iPhone'ą šalia. Ir šiaip gerai pademonstravo, jog veikia, jeigu ir draugas kitoj pusėje turi AirPodus, nes tuomet nereikia, taip sakant, atsukti ekranėlio ir rodyti vertimo tekstu, o jūs gali tiesiog iPhone'ai suporuoti į dialogą ir tada gali šnekėti savo kalbą ir girdėti vertimą realiu laiku. Tai dar kartelį, kaip tai veiks, tai yra, tu turėsi AirPodus, jis dės į ausis. Ir draugas irgi įsideda. Tu kalbi angliškai, lietuviškai kol kas dar tikrai neplanuojama net palaikyti, bet, sakykime, tu kalbi angliškai, draugas kalba ispaniškai ir mikrofonai klausosi per iPhone'us ar per ausines? Jo, to žmogus, tarkim, tavo draugo, kuris kalba ispaniškai, iPhone'as klausosi ispanų kalbos, gyvai verčia į anglų kalbą ir siunčia jau anglų kalbos audio į tavo AirPodus, jog tu girdėtum ir net įjungia triukšmo slopinimą, jog tu net negirdėtum, ką tavo draugas kalba, tiesiog girdi vertimą iš jo. Šiaip kas yra visai beprotiška, ar ne? Prieš kurį laiką čia buvo visai mokslinė fantastika. Ir aš kaip didelis AirPodsų gerbėjas, kiekvieną mano kišenėje, tai yra įrenginys, kuris privertė mane pereiti į Apple prieš kokius 3 metus. AirPodsai, būtent AirPods Pro 2, tai aš tikrai išbandysiu ir papasakosiu, kaip sekėsi. Ir jau AirPodsų triukšmo slopinimas yra puikus, nuostabus. Iki šiol buvo iš esmės geriausia ir jeigu skako, jog dar 2 kart pagerino, tai tikrai bus labai sunku pasivyti. Per pastarosius porą metų juos pasivijo ir Samsungai ir kiti tikrai turi neblogai triukšmą slopinančių ausinių, bet be abejo AirPodsai visai lyderiai šitoje srityje. Tai mano tikriausiai mėgstamiausias gadgetas. Tai ir turbūt tas, kurį labiausiai net pirksiu iš viso šitą renginį. Ar ne? Aš taip pat 3 tikriausiai mamai padovanosiu 2 Pro, mama, jeigu klausai, tai perduosiu tau, o 3 savo pasimsiu. Ir kaina išlieka daugumos renginių ta pati. Jo. Kitas dalykas, ant riešo, tai yra Apple Watch'ai, pristatyti nauji, vėl jau 11 serija. Taip, krūva, 3 atnaujinimus padarė. Prieš tai pristatydami filmuką apie tai, kiek gyvybių išgelbėjo, čia jų mėgstamiausias žanras yra. 3 nauji laikrodžiai, apie kuriuos visus nelabai ką yra daug ką pasakyti. Tai Series 11 yra tas jų standartinis vidutinis Apple laikrodis. Jisai palaiko dabar 5G. Jo nauja sveikatos funkcija yra aukšto spaudimo aptikimas, bet tai nėra spaudimo matavimas. Jis tiesiog mėnesį stebi tavo spaudimą ir jeigu pastebi, jog jis yra aukštesnis negu tikėtųsi, tuomet tau išsiunčia vieną pranešimą, jog tau tikėtina yra aukštas spaudimas, pasižiūrėk ir pabandyk pagerinti. Hipertenzija, ar ne? Tu esi pavojuje, rūpinkis sveikata. Jo. Pradės sekti miegą, bet tiesą sakant, dabar visi laikrodžiai gaus tą funkciją, net jeigu turi senesnį Apple Watch'ą, gausi tą miego rezultato funkciją, kur galėsi po to sužinoti, kokia buvo tavo naktis. Na ir šiek tiek ilgiau veikianti baterija. Bet aš naudoju 5 metų senumo šitą Apple Watch'ą ir neplanuoju atnaujinti, nes nieks neįtikina šitoje vietoje. Geras. Aš atsimenu, praeitais metais 10 Apple Watch'us laikiau rankoje, prieš tai pats turėjęs 9 sunaudojęs, tai 10 tikrai buvo gražus. Jau 10, jau jie turi tą tikrai ryškų plonumą, atrodo netikėtai ploni ir netikėtai didelis ekranas. Na, jeigu pirčiau, aš pirčiau 10 tikriausiai, tai nežinau, kas čia, net gal 9, 10 gerai, dėl dizaino 10, bet 11 nenustebino, na bet. Taip pat atnaujino savo pigiausią modelį SE3, kuris dabar pagaliau turės visą laiką šviečiantį ekraną, kas iki šiol man buvo labiausiai apribojanti funkcija, kodėl niekam jo nerekomenduodavau. Ir turi patį greičiausią lustą, kas irgi kiek stebina. Kaina $250, tai vėlgi Europoje nebus kažkiek brangiau. Reikia pripažinti visai neblogai. Viskas, ką prarandi nuo šito standartinio laikrodžio, iš esmės yra tiesiog širdies tas ECG toks ritmo matavimas ir deguonies matavimą. O jeigu to nereikia, tuomet turi tikrai gerą laikrodį už gana pigiai. Taip. Gerai, ir pagrindinis patiekalas šitame renginyje be abejo buvo nauji iPhone'ai 17, kaip galvoju, 17 jau
kartų išėjo, ar ne? Beje, apie tą numerį. Jie perėjo operacinėse sistemose, paminėsime, jog dabar visos vadinsis 26 operacinėmis. Taip. Tau nebereikia atsiminti, jog yra 18 iOS, bet 10 WatchOS ir kažkelintas macOS, dabar viskas yra 26. Aš tikėjausi, jog padarys ir telefonus 26 iPhone. Bet ne, jie skaičiuoja atskirai dabar. Kažkaip painiavos yra. Na, bet išėjo 17 iPhone'ai, vėl Pro, Max ir dar kai kas ką toj paminėsime, bet kas čia įsimintino, kas smagaus, kas gero? Pradedant nuo standartinio jų pigiausio modelio, tiesiog iPhone 17, jisai pagaliau turi tą jų vadinamą ProMotion arba tiesiog 120 Hz labiau greitai judantį, atsinaujinantį ekraną ir žymiai šviesesnį. 3000 nicų to matuojimo, plus dar uždėjo tokį šviesą išskadinti naują sluoksnį, jis turėtų žymiai ryškiau matytis saulės šviesoje. Tai 3000 nicų čia yra daug šviesumo ekrane. Labai daug šviesumo ekrane. Palyginus su tai, kas buvo net 5 metais atgal telefonuose, tai yra 5 kart ryškesni ekranai. Taip. Nors jau nauji iPhone ir šiaip nauji telefonai pakankamai ryškus, ar ne? Aš manau, 5 metų bėda buvo, kad jie tamsokai. Dar apie hercus. Kodėl fainai yra, kai ekranas ar kompiuterio ar telefono turi daug didesnį vadinamąjį refresh rate, hercus, ar ne? 120 ar kažkiek hercų. Kodėl tai yra smagu? Galėtum paaiškinti? Šiaip ne, nes aš žinau labai daug žmonių, kurie iš viso nemato to skirtumo. Man ir pačiam reikėjo priprasti ir kartais, jeigu tai išsijungia, truputį pastebėjo, kokie gal vaizdas ne taip pasislenka, nežinau, grakščiai, bet aš tiesą sakant, man sunku apginti šitą funkciją. Gerai. Aš galvoju, ir fiziškai būtų galima paaiškinti, ką tai reiškia, bet daugeliui tai nėra didelis pokytis, tuo labiau, kad jau Samsungai berods prieš 5 ar 6 metus tai turėjo, tai Apple, wow, catching up. jo, jie irgi turėjo, bet tik tai Pro telefonuose ir labai laikė šitą funkciją, kažkodėl apsaugota tik tai pro modeliams. Tai dabar tiesiog nuleido ją paprastiems telefonams, labai to džiaugiuosi. Kitas dalykas, ką nuleido paprastiems modeliams, yra aukštesnės raiškos kameros sensorius, kuris pagaliau bus abiejose kamerose, kas reiškia, jog jie iš esmės dabar gauna tokį vadinamą kabutėse optinį 2x telefoto, kuris tiesiog iškerpa vidurinę kadro dalį, nes iki šiol tai buvo toks apvaržymas tų pigesnių telefonų iPhone'ų, jog jie neturėjo jokio zoomo. Tai dabar jie turės pakankamai normalų 2x zoomą. Ir verta paminėti, jie turi naują selfie kamerą, kurią turi visi mūsų toliau apšnekėtini telefonai. Jie vadina ją Center Stage Selfie ir jinai yra labai įdomi idėja. Iki šiol visos selfie kameros jos turėjo kaip ir tą formatą atitinkantį sensoriaus dydį. Jog jeigu tu darai vertikalų selfie, tai ir sensorius už objektyvo yra vertikalus ir jeigu nori pasidaryti horizontalų selfie, tai pasisukai telefoną. Taip. O dabar jie padarė, jog sensorius už stiklo yra kvadratinis. Ir jie tame kvadrate gali daryti ir vertikalų kirpimą, ir horizontalų kirpimą. Ir to pagrindinis privalumas yra, jog jeigu nori pasidaryti horizontalų selfie, tau nereikia sukti ir pati kamera, tiesąkant, pati net supras, jog jeigu prie tavęs iš šono prieina daug žmonių, tai pasiūlys, tai pasidarom horizontalų. Geras. Ir šiaip teoriškai, jeigu darysi selfie bėgdamas ir būdamas myte, tai turėtų būti geresnis stabilizavimas, ar ne? Jo. Ir tiek. Aš manau, kad viena šiaip pagrindinių minčių iš Apple renginio ir kalbant apie 17 iPhone'us, ką tikrai nemažai komentatorių sako, tai kad 17 iPhone'as ne Pro versija yra gana konkurencinga. Anksčiau tarp Pro versijos ir ne Pro versijos galbūt buvo didesnis skirtumas, ar ne? O šiais metais 17 paprasta versija turi nemažai tų privalumų, kurių Pro jau ten kažko ypatingo negalės pasiūlyti. Čia ką kalba internetas, ar ne? Jo, ir aš tikrai pats jaučiuosi gana drąsiai rekomenduodama žmonėms turbūt 17. Mes dabar turbūt galėsime apšnekėti, kas yra tame Pro telefone ir manau pamatysime, jog iš tiesų tai yra tik tai labai specifinių poreikių turbūt žmonėms. Taip, žmonėms, kurie mėgsta oranžinę spalvą. Oranžinė spalva. Čia yra turbūt pagrindinė Pro kontroversija, nes taip, man pačiam labai patinka ta oranžinė spalva, man patinka, jog pagaliau Pro telefonai yra ne vien tik tai nuobodžių pilkų atspalvių, bet jie išmetė juodą spalvą. Ir dabar yra Pro telefonas tik tai baltas, oranžinis arba tamsiai mėlynas. Jeigu nori turėti juodą, nėra, turi imti oranžinę. Kodėl? Nežinau, iš tikrųjų tai koks skirtumas tas spalvos. Oranžinė graži spalva ir Apple. Apskritai, mes kalbam apie telefonų spalvas. Čia yra
indikacija, kaip Apple yra šią akimirką duobėje savo inovacijų. Jeigu, žinai, dabar apie jo tą iPhone dizainą, tą jų plokštumą viršuje pavadino plateu plokštumą. Taip. Tai kažkas labai gražiai pasakė, kad čia yra Apple inovacijų apibūdinimas yra ta plokštuma. Wow, nu čia jau kirto. Taip, nes, sakykime, grįžo prie aliuminio, ar ne? Taip. Pro telefonai vėl aliumininiai, nors prieš metus gyrė, kad jie titaniniai. Wow. Čia yra įdomių dalykų su tuo. Tai aš apginsiu jų grįžimą prie aliuminio. Visų pirma, jie perėjo prie principo, kuriuo jis jau 15 metų daro MacBookus, į tokį vadinamą unibody gamybos principą. Čia labai įdomu. Nes iki šiol visi iPhone'ai ir, tiesąkant, visi kiti išmanus telefonai, nežinau nei vieno kito, kuris būtų gaminamas tokiu principu, jie yra tiesiog padaromi iš atskirų, galima sakyti, rėmo dalių. Plokštumų metalo. Jo, kažkas eina į šonus, kažkas eina į viršų apačią, kažkas galbūt per vidurį laiko. Čia jie paima tokį aliuminio bloką ir tiesiog su visokiausiais ten lazeriais ir vandens čiurkšlėm išpjausto aliuminį iš vieno gabalo. Jis nėra niekaip suklijuotas su nieko, jis tiesiog vienas buvęs aliuminis. Todėl jis bus žymiai atsparesnis smūgiams, nes nėra kažkokių atskirų dalių, kurios gali varžtukai atsisukti ar kažkas tokio. Taip. Ir tas labai jaučiasi MacBook'uose, ar ne? Dėl to jie ir turi to premium jausmą, nes tai yra vientisas metalo gabalas. Ir kai man šitą kompiuterį buvo pavogę, šitą istoriją supasakos ir pervažiavo automobilis ir buvo dar prieš -3 naktį palikta, jisai vis dar veikia. Tai šis testas. Labai įdomu, kad aliuminio išpjovimas, aš manau, priduoda daug kokybės. Ir kita funkcija, ką aliuminis duoda, jis yra 20 kartų pralaidesnis šilumai negu titanas ir jie pereina prie naujo aušinimo principo, vadinamo garų kambarių. Iš esmės ten tiesiog tokia kapsulė, kurioje yra truputį uždaryta vandens ir jisai išgaruoja ir turi kontaktą su aliuminiu. Aliuminis tą šilumą sugeria ir tai turėtų žymiai lengviau aušinti jų naujus galingesnius procesorius. Persėjame šiek tiek Apple propagandos, nes prieš metus jie sakė, titaniniai telefonai tiek kartų stipresni už aliumininius, šiais metais sako, aliuminis daug geriau išsklaido šilumą, ar ne? Tiesiog du skirtingi dalykai. Taip, bet kaip gražiai moka pasigirti. Žinoma, pirmyn atgal viskas tik geryn. Gerai, pro telefonai, kas dar? Kas dar? Sugrįžimas prie, manau, esmės ir paprastų dalykų. Baterija ir kamera. Tai baterija pati didžiausia, kokia iki šiol yra buvusi, jie giriasi net 309 valandom video grojimo, palyginus su pernai metų Pro Max telefonu, kuris turėjo 33 valandas. Tai iš tiesų yra didžiulis šuolis baterijos veikimo trukmėje. Plus kamera. Tai dabar visos kameros perėjo prie 48 megapikselių sensoriaus. Iki šiol ta telefoto ir makro arba plataus kampo turėjom ros 12 megapikselių ir tik tai pagrindinis turėjo 48. Tai jog visi turi 48 megapikselius, duoda, jog yra žymiai daugiau zoomo galimybės. Dabar galima iki 8x pereiti zoomo. Plus šiaip, manau, bendrai tiesiog bus kokybinis toks šuolis. Visose kamerose. Taip, 48 ten milijonai, kiek ten? Jo, megapikselių yra labai gerai. Man atrodo, čia yra standartas, aš daugiau sunkiai įsivaizduoju, kad daugiau telefone reikia, bet mažiau irgi yra gal ir nekokybiška. Tai čia džiaugiuosi, čia manau, turėtų būti standartas. Jo labiau jie net nesaugo 48 megapikselių, jie saugo 12. Tiesiog klausimas yra, kuriuos 12? Ar vidurinius, jeigu tu esi prizūminęs, ar išskaido juos ir sugrupuoja, jeigu yra plataus kampo. Taip. Ir dar mane nustebino jų nauja video filmavimo funkcija, tai yra ProRes RAW formatas. Tiem, kas yra video industrijoje, tai yra pažįstama iš esmės kaip vienas profesionaliausių video failų formatų ir standartų kodekų. Ir dabar iPhone'ai tiesiog filmuoja šitų kodekų. Jis, aišku, užima žiauriai daug vietos. Ten bus gigabaitais už minutę potencialiai, bet jeigu nori naudoti profesionaliame filmavime, o Apple labai nori, jog tu naudotum profesionaliame filmavime, tai... Bet tai neveikia. Apple jau ne pirmus metus ten kodekus keičia ir panašiai daro, kad iPhone'as galėtum naudoti jį profesionaliam filmavime. Dėja, tai neteina industrija kol kas. Nes tiem paprastiem blogeriam, kuriem nesvarbu techniniai specifikacijos, jie tiesiog įsijungia tiesiog kamerą ir spaudžia įrašinėti, o kas užsiema rimčiau, naudoja fotoaparatus. Tai čia lieka šlapias Apple sapnas. Aš irgi manau, jog jie truputį įsivaizduoja pasaulį, koks jis neegzistuoja. Taip. Gal yra visai gerai, jog jie vis tiek pildo tos techninius reikalavimus, bet aš nežinau, ar kad nors iš tiesų bus tas proveržis ir žmonės iš tiesų filmuos rimtus dalykus savo norų, ne Apple sponsoriavimu
su iPhone'ais. Taip. Apie Pro Max telefoną, kas yra Apple didysis galingasis telefono modelis, aš tai įsinešu tai, kad jisai tikrai turi didelę bateriją, ir nuo šiol jisai siūlo 2 terabaitus vidinės atminties. Aha, Tai jo. čia yra daug. Kas beje bus labai naudinga, jei tu filmuosi su Pro Na, Rezo. taip. Na gerai, tai Pro 17 Pro Max iPhone'as yra šiek tiek žvėris. Jo. Tiems, kas mėgsta didelius iPhone'us. O tiems, kas mėgsta plonus telefonus, tokių yra žmonių, labai specifiška. Aš nežinau, kas yra šito telefono auditorija, tie, kas nori turbūt turėti labai jau elegantiškai atrodantį iPhone'ą. Ir mes kalbame apie ką? iPhone Air, kuris yra ne iPhone 17 Air, o kol kas dar be numeriuko, nežinau, ką tai reiškia. Jis yra pats ploniausias telefonas ever, 5,6 mm yra pagrindinio korpuso storis. Jis, aišku, ties kamera gerokai pastorėja, gerokai, daugiau nei dvigubai iš esmės, bumptelna toje vietoje, kur yra kamera, bet jis yra brangesnis negu tas standartinis iPhone 17 ir visais įmanomais parametrais prastesnis išskyrus storių. Jisai turi mažiau baterijos, jisai turi tik tai vieną kamerą, jis turi pačią mažiausią, jo, baterijų minėjau, jis turi tik tai eSIM kortelę, negali savo fizinės kortelės įsidėti. Nu, žodžiu, labai apkarpyta. Kas yra eSIM? Čia tai mėtomasi dabar reklamuojama eSIM kortelės. Galėtum paaiškinti trumpai, kas tai yra? Ne visiems tai yra aišku. Jo, tai yra apie kokius 5 metus jau egzistuojantis, gal net šiek tiek daugiau standartas, būdas pereiti nuo mažo plastikinio čipuko, kurį įsikeši į savo telefoną, iš esmės kažką, kas tau operatorius gali atsiųsti nuotoliu, ką tu gali parsisiųsti per programėlę arba gali persiųsti iš vieno telefono į kitą. Toksai virtualizavimas tos visos informacijos, kuri gyvena tavo SIM kortelėje. Ir iš esmės tai turi labai daug privalumų. Aš pats naudojausi tą ir kelionės metu, nes kelionės metu tu gali net neišvykęs iš šalies tiesiog parsisiųsti tos šalies SIM kortelę ir turėti duomenis, kuriuos tau nereikia oro uoste, pavyzdžiui, pirkti SIM kortelės. Taip. Ten tada iškarpinėjai su nagų žirklutėm senamadiškai dedai telefoną. Jo, tai plus, vėlgi, tai neužima vietos tokiam telefonui kaip iPhone Air, tai leidžia turėti didesnę bateriją. Tai aš matau iš esmės tik privalumus. Labai sunku net surasti kažkokį minus, nes net jeigu nori tarp savo telefonų perkelti, tai tu gali tiesiog tame telefone rasti funkciją, permesti eSIM gretimam telefonui ir tai dažniausiai įmanoma. Taip. Tad iPhone Air, ploniausias iPhone'as ever, net neturi įprastos SIM kortelės vietos, tiesiog turi eSIM paslaugą ir tiek. Aš šitoje vietoje dar paminėčiau, jog jie apie procesorius dabar galim truputį pašnekėti. Ypač iPhone Air yra labai įdomus naujas, ne visai procesorius, labiau Apple sukurtas lustas. Jie pereina patys prie savo modemų darimo. Kas yra, skamba kaip, nežinau, gal kažkam skamba kaip iš tiesų didelis dalykas, nes tai yra didelis dalykas. Jie iki šiol visą laiką naudodavo Qualcomm mobilaus ryšio modemus ir sukurti savo, jiems užtruko gal 10 metų, jie prieš kokius pusę metų pristatė savo pačiam pigiausią modelį, tokį pirmą eksperimentinį modemą, nesigirdėjo jokių blogų dalykų, tai šitą dabar modemą perkelia ir į savo, na, jau žymiai labiau flagmanišką modelį iPhone Air. Bus labai įdomu, jeigu ir toliau nesigirdės jokių problemų su šitu modemu, tai bus didžiulis šuolis, nes iš esmės tuomet turėsime pasaulyje 2 modemų gamintojus, Qualcommą ir dabar Apple, kurie gamina savo telefonams modemus. Kas yra modemas telefono kontekste, kad visi suprastų? Tai yra tas lustukas, kuris paima visas 5G bangas iš oro ir, na, jas paverčia duomenimis. Nes modemas daugam tas daiktas, kurį padedi internetui gaudyti namie. Jo, jis tą ir daro, tik tada internetą gaudo telefone. Taip, kad tai būtume teisingai ir aiškus. Kas daugiau? Airas, iPhone Airas, uždarom? Jo, yra nauji procesoriai, aišku, visose juose, A19 ir A19 Pro, labai mažai parametrų kažkokių atskleistų, žiauriai mažai kažkuo gyrėsi apie šitą procesorių. Pasakė, galbūt Pro telefonuose bus daugiau atminties, nes buvo gandai, jog galbūt pereis nuo 8 GB iki 12, bet to nepatvirtino. Ir labai gera indikacija, kiek jie nepasitikė šitų šuolių į priekį, yra tai, jog jie net neduoda lyginti su praeitų telefonu. Net savo puslapyje, jeigu nori palyginti, ten 16 su 17 negali. Gali lyginti tik 15 su 17 ir tada jau rodo, tenai 20% šuolis. Toks. Auč. O kodėl Apple iš vis leidžia ploną telefoną? Kokia jų čia mąstymo strategija? Ką jie galvoja? Kodėl? Turbūt, aš neįsivaizduoju. Aš tikrai nesijaučiu auditoriją šito telefono. Aš galvoju apie tuos žmonės, kurie ateis į Apple parduotuvę, žinai, pačiupinėti, paims į rankas tą super ploną, super lengvą telefoną ir sakys, man jo reikia. Kodėl?
Nes teoriškai Androidų yra plonesnių, na, galbūt tie dalis yra ten iš Kinijos, tie prekės ženklai, bet yra Androidų, kurie yra plonesni ir dar atlenkiami. Tai plonų telefonų yra, šiaip ne vienas ir ne du, ar ne? Aš nesu nustebęs ir Apple, jeigu klausai manęs, tikiuosi, kad klausai 2 bitų kaip visada, tai aš nesuprantu, kodėl jie nepadarė mažesnio iPhone'o. Mes dabar buvom draugų kompanijų ir kažkas atsinešė ten 9, tikriausiai ir 10 iPhone'ą, kas jau seniai, nu jau. Čia tai tau turiu atsakymą. Antikvariatas. Bet mes visi ratus siuntėm tą telefoną, visi čiupinėjom ir sakėm, kaip miela, kaip smagu laikyti mažą telefoną, kaip mes jų pasiilgom, kokie jie buvo geri. Kodėl nėra mažų iPhone'ų? Tai paskutiniai maži iPhone'ai buvo iPhone 12 ir iPhone 13 mini. Jo, 13 mini. Ir jie turėjo pačius prašiausius pardavimus iš visų iPhone modelių istorijoje. Žmonės, kai gali rinktis telefoną, jie renkasi didesnį ekraną. Ir aš pats naudojau iPhone 12 ir iPhone 13 mini, jie man buvo nuostabiausi telefonai. Aš noriu turėti mažą telefoną, dėja, nieks jų nebegamina. Dar anksčiau, po iPhone 13 mini buvo Asus gamino mažesnius Androidus. Bet ir jie jau atšaukė tą modelį, tiesiog rinkoje nėra poreikio. Skaudu. Gerai, nežinau, aš žinau bent 5 žmonės, kas pirktų mažą iPhone'ą, jau tu 6, tai reikėtų, manau, apsvarstyti. Gerai, tai čia iš renginio tikriausiai tiek, ar ne? Šiaip vienas svarbiausių technologijų pasaulio renginių tai yra Apple šitas pristatymas, kuris vyksta rugsėjį. iPhone'ai, kiek sudaro pardavimų Apple? Mes kad googlinom prieš laidą. 51% Apple pajamų yra iš esmės iš šito renginio. Taip. Tai yra labai svarbus renginys, apie labai svarbus įrenginius, labai svarbiai technologijų kompanijai, kuri tikėkimės liks svarbi ir dar per porą metų, nes jeigu nieko naujo nepadarys. Nes pavyzdžiui, Apple Intelligence, kurį praeitais metais mums kišo per gerklę ir sakė, mes su AI kažką ir mes tokie, ir ten gal buvo kokios 3 funkcijos, kurios skambėjo iš vis fainai ar kad naudingai. Kur iš vis dingo žodis Apple Intelligence? Man rodos, jis nebuvo pasakytas, jis gal buvo pasakytas kokius 2 ar 3 kartus per visą renginį. Taip. Ir jie dabar suprato, kokioj keistoj pozicijoj stovi, jog nieks nebetikė jais, tai užsičiaupia, kol negalės pristatyti tikrai gerų dalykų, turbūt niekur nesakys. Wow, jeigu galės pristatyti, žodžiu, nusivylęs su Apple ašimis, šiek tiek tikrai turiu tai pasakyti. Gerai, kas dar be renginio iš Apple obuolių temos, perbėkime ir keliausime kitas naujienas, kas dar. Aš manau, reikia paminėti vėlgi pirmadienį, jeigu klausot laidą dar šią savaitę, išeis naujos operacinės sistemos ir juose yra didžiausias dizaino atnaujinimas per paskutinius 12 metų, ką Apple yra daręs, tai jie pereina prie dizaino sistemos, kurią vadina Liquid Glass, skystas stiklas. Tai norėjau šiek tiek papasakoti tiek, kas bus naujo operacinėse sistemose, plus galbūt šiek tiek apie tą dizainą, nes aš su juo gyvenu jau 3 mėnesius visose operacinėse ir tai yra visai įdomu. Pirmiausia, tai yra 3 principai, su kuriais yra sukurtas tas naujas dizainas, yra ta stiklo medžiaga ir tai nėra tiesiog kažkoks permatomumas, jis iš tiesų jaučiasi kaip stiklas. Jis kartais laužo šviesą, kartais išdidina kažkuriuos elementus, lyg koks stiklo lęšis, tai yra visai įdomus tuo pasižaisti, kaip tokia medžiaga. Ir prie to net prieina, jog gali visas ikonas pasidaryti permatomas. Ir man čia dabar mano mėgstamiausia telefono estetika, tiesiog vietoj to, jog ikonos turėtų spalvas, jos visos yra kaip stiklo gabaliukai peršviečia tavo ekrano foną. Tai šitas yra gražu. Antras principas yra žymiai daugiau animacijos. Tas stiklas, jisai gyvas, jisai atsako į tavo judesius, net nušvinta, kai tu jį palieti. Ir didžiulis, pavyzdžiui, pokytis yra, jog visokie pranešimai, jie nebeiššoka ekrano viduryje, jie išauga iš mygtuko, kuris iškvietė tą pranešimą. Tai toksai irgi visai geras patobulinimas. Šiaip gražu, Jonai, tave žiūrėti, kas nežino, Jonas yra ir UX dizaineris, tikrai praktikuojantis, tai jisai visai yra exciting apie šitą baisį nuobodžią temą, kaip programinės įrangos dizainas, kur aš tai galvoju, ar aš galiu rasti savo programėlę, ar negaliu rasti savo programėlės ir kokį galiu paveikslėlį uždėti ekrane. Na gerai, ir paminėsiu trečią principą, kas yra gal, aš manau visus tikrai paveiks. Aš nenoriu būti downeris, aš nenoriu numušti, bet tik sakau. Just saying, kad dizainas iOS yra... Labai gražus, tą ir noriu pasakyti. Tai labai gražus, pritariu, gražus. Ir tas stiklo idėja šiaip visai graži. Trečias principas, kuris labai pakeis visų programėlių, kurios atsinaujins dizainą, yra, iš esmės, dingsta visos juostos. Būdavo anksčiau viršuje navigacijos juosta, galbūt tabų juosta pačioje. Jie dingsta ir visi mygtukai tiesiog plaukioja virš turinio. Kas, mano nuomonė, yra silpniausias dizaino aspektas, nes jeigu, tarkim, tu skaitai kažkokį baltą puslapį ir prislenki juodą paveiksliuką, tai tas
virš jo plaukiantis mygtukas, jisai apverčia savo spalvas, tam, jog jisai būtų matomas. Ir šitas dalykas aš vis dar nepripratau po 3 mėnesių ir man nepatinka, nežinau kaip išspręsti, bet čia yra, manau, toksai tikrai erzins žmonės šitas pasikeitimas. Bendrai reikia pripažinti, jog tai yra labai unikalus dizainas, jisai išskirs Apple nuo visko, nuo interneto, nuo to, kas yra Android'e, kaip atrodo net mūsų desktop operacinės sistemos. Tai bus įdomu, kaip jiems tuo seksis, nes mano teorija ir mano spėjimas yra, jog programėlių, kurie jie net naujins, jie neseks Apple pėdomis ir ten viskas, ką mes naudojame, visos programėlės, manau, jos liks prie savo dizaino ir bus labai keista tą stebėti. Aš nemanau, koks nors Instagramas ar TikTokas pakeis savo dizainą, jog jis Prisitaikys prie to, ar ne? Jo, jis būtų dabar stiklinis. Tai vadinasi, Apple programos turės daug stiklo, o visi kiti turbūt ne. Ir turbūt labai norėčiau papasakoti, kas naujo bus operacinėse. Taip, papasakok. Gerai. Tai nes tu jau kiek 3 mėnesiai, sakai? Jo. 3 mėnesiai. Tai kaip Jonas turi Apple iš anksto iOS operacinę sistemą, tai yra vienas, šiaip galite padaryti bet kas teoriškai, ar ne? Visiškai bet kas, tai yra viešas išbandymas, bet neskubėkite to dabar daryti, nes vėlgi, pirmadienį išeina galutinės versijos. Gerai, palauksim. Kas naujo? Daugiausia, aišku, įdomiausių dalykų yra iOS, telefonų operacinėse, tai ir jie, tiesą sakant, labiausiai atnaujino telefono funkcijas. Yra 3 naujos tokios telefoniškos funkcijos. Skambučių patikrinimas. Jeigu tau skambina nežinomas numeris, tai robotas Clankeris atsiliepia ir sako, prisistatykite, kas jūs čia esate ir kodėl skambinate šitam žmogui. Ir lūkestis yra, jog jisai, prisistatytų ir tuomet Siri transkribuoja tą prisistatymą ir tas atsiranda tavo tekste, jog štai skambina šitas nežinomas numeris, tokiu ir tokiu tikslu. Palauk, tai su atsinaujinus Apple operacinę sistemą telefone visi nežinomi numeriai yra nukreipiami į tai? Numatytojų principų, jeigu nekeiti jokių nustatymų, taip. O tas robotas kalba lietuviškai? Ne, jisai kalba angliškai. Jisai ne? transkribuoja anglų kalbą. Wow. Tai čia yra mano patarimas susirasti šitą funkciją, call screening, ir iš karto ją išjungti, nes Lietuvoje jūs tiesiog negausite skambučių. Žmonės iškart padės ragelį ir jum neskambins. Nuo to reikėjo pradėti, man atrodo, reikės šitą visiems garsiai dar paminėti, ar ne? Nes ypatingai, manau, vyresnio amžiaus žmonėm, kurių sakys, aš tau skambinau, atsiliepė kažkas angliškai su manim kalba, kažko nori. Sako prisistatyti, kas aš esu. Ar ne? Jo. Tai, nežinau, įdėsim instrukcijas, kaip išjungti tą funkciją, jeigu Jo. Technologijų naujienos Facebook grupėje įdėsim, kaip išjungti šitą funkciją, nes jau aš dar neįsirašiau, bet jau mane užknisa jinai. Taip. Kita funkcija gal mažiau užknis ir aš ją išbandžiau ir man labai patiko, vadinasi Hold Assist. Jeigu skambini ir tau sako palaukti ir tau jungia kokią nors foną muzikėlę, tai tiesiog telefonas tau pats pasiūlo, tai aš galiu čia pasėdėti, paklausyti šitos muzikėlės, aš suskambėsiu, kada atsilieps balsas. Gerai. Čia labai gerai. Čia žiauriai gerai. Čia nieko durnesnio nėra negu eiti Vilniuje gatve ir laikyti per garsiakalbį Sodros saksofono solo, kur groja tą muzikėlę ir laukti kaip durneliai. Nieko negali, nei paskrolinti negali, nei gali paskambinti, nei atsiliepti, nes laukia, kada ten už 20 minučių VMI atsilieps. Ir tas saksos solo jau tu mintinai įmokė. Tai va, tai šitas labai fainai veikia. Ir iš tiesų, tau telefonas met suskamba, sako, jau žmogus pasiruošęs tam kalbėti, labai gerai. Ir jie pridėjo žinučių filtravimą. Tai yra, galima sakyti, 2 kategorijas. Eina SMS žinutės į pažįstamų numerių arba patvirtintų numerių ir nežinomų numerių. Tai jeigu gaunate daug žinutėse spamo ar šiaip kažkokių pranešimų, tai verta nueiti į tas atfiltruotas žinutės, patvirtinti gerus numerius, o visi spameriai eis į tą atfiltruotą. Bet čia reikia rankinio darbo šiek tiek, ar ne? Šiek tiek reikia. Gerai, reikia išbandyti ir prižiūrėti, ar verta tai, iš tikrųjų. Ar tu tai darai pats rankinio? Jo, pasidariau, neblogai veikia. Gerai. Screenshotus dabar pasidarius, gali apibraukti kažkokį dalykėlį ir kaip Android'e yra Circle to Search, tiesiog atidarys Google paiešką, tai visai neblogas būdas iškviesti kažkokią Google image paiešką. Visur turėtų atsirasti vertimo, vėlgi ne į lietuvių kalbą, bet įdomu, jog jie vers ir žinutes, ir net muzikoje dainų tekstus. Tai jeigu klausai ispaniškos dainos, gali žinoti, apie ką ten dainuoja. Tarime, tekste ekrane? Ekrane. Nėra perdainuoja, bet tu žinai, apie ką yra daina. Įdomu, išbandysim irgi. Kas dar naujo? Sugrįžo prie buvusio fotos dizaino, jeigu kažkam labai nepatiko, kaip prieš metus jisai pasikeitė. Ir turbūt svarbiausia funkcija yra, gali pakeisti žadintuvo snūs trukmę nuo 9 minučių, kiek tik tai nori. Nebūdavo galima? Ne, 9 minutės visiems. Wow. iPad'uose didžiausias turbūt pakeitimas, atnaujinimas istorijoje
Iš esmės jaučiasi dabar jau kaip Mac'as. Gali laisvai keisti programų dydžius, yra 3 mygtukai kampe uždaryti, padidinti iki viso ekrano, net atsirado meniu juosta viršuje. Tai atrodo kaip tikras kompiuteris. macOS, mano nuomonė, yra prasčiausias atnaujinimas. Vienintelis rimtas dėmesio vertas dalykas yra Spotlight paieškos atnaujinimas. Jisai dabar gali atskirai ieškoti programų, failų ir jisai turi tavo clipboardo, to kopijavimo ir klijavimo istoriją. Tai tiesiog gali matyti, kas buvo prieš paskutinis nukopijuotas dalykas. Ką kopipastinai, ar ne? Gali matyti ir pasirinkti iš kelių. Taip. Ką turėdavau ten kokio nors papildomi, nebent naršyklių įskėpiai, ar ne? Jo. Ir kitos naršyklės tai turėdavo. Gera funkcija. Gera funkcija. Iš esmės vienintelė nauja gera funkcija, nes visa kita, tai ką gauni su tuo Liquid Glass nauju dizainu macOS programoje, man nepatinka. Tai nežinau. Na ir labai smulkus atnaujinimai Vision OS, iš esmės nieks jo nesinaudoja, aš net nepasakosiu. Ir WatchOS tiesiog priminsiu, jog visi gaus miego rezultatą paskaitę, pamiegoja. Gerai, ir pabaigai, nes jau nemažai štai naujienai skiriam ir dar norim pereiti į kitą. Instagramas iPad'e. Kas čia yra per sąmokslo teoriją? Žinai, Instagramas toks mažiukas, apsiukas, nelabai kas jį naudoja, jie mažai programuotojų turi, tai per 15 metų nebuvo išleidę iPad'ui programos, tai štai praeitą savaitę išleido. Šiaip nedėčiau prie naujienų to, jog štai išėjo iPad'o. iPad'ui išėjo Instagramas. iPad'ui išėjo Instagramas. Taip. Tiems 200 žmonių, kurie naudoja iPad'us. Labai daug kas norėjo naudoti. Deja, tai kaip Instagramas išpildė šitą programos dizainą, aš tikiuosi, labai tikiuosi, jog nėra indikacija, kur visa Instagrama eis ateityje. Nes ką jie pakeitė, jog pradinis puslapis iPad'o Instagramo appse yra Reelsai, ne įrašai. Ir virš tų Reelsų yra tavo draugų istorijos, kas man vis dar yra turbūt aktualiausias turinys, bet jeigu nori matyti postus tuos, tai turi eiti į atskirą tabą, atvirkščiai negu telefone. Jeigu nori matyti Reelsus, tada eini į atskirą tabą. Toks įspūdis, jog Instagramas žiauriai nori stumti visiems Reelsus, jog visi žiūrėtų juos. Aš jų nenoriu žiūrėti. Tai aš tikiuosi, jog tai nėra signalas, ko tikėtis telefone. Aš manau, kad tai yra tai, ką jie darys ir tai, ant ko jie važiuoja, bet. Nes tikrai jie Reelsus pušina, sakykime, jau ne 1 metus ir keista matyti. Na, būtų keista, jeigu telefonų programėlėse atsidarius Instagramą matytume pirmiausia Reelsus, kas čia per YouTube'as, vertikalus YouTube'as, ką jūs darot, kur mano draugai, ar ne? Bet taip veikia būtent iPad'as, tai vat. Tai va, gerai, tai uždarome šitą didelę temą pavadinimu Apple rudeninis renginys, iPhone'ai 17 pristatyti ir viskas kas nauja. Minutėlė mūsų šiandienos rėmėjams, ačiū jiems, kad mus remia ir tai yra geri mūsų bičiuliai, mano bičiuliai Tele2 ir jie primena apie savo 5G namų internetą. Aš turiu modemą. Kur aš pasidėjau? Čia. Taip jisai atrodo, čia kažkoks naujas modemas, anksčiau jisai kitaip atrodo, šitas yra kažkoksai lengvesnis šiek tiek ir apvalesnis, tai ką noriu pasakyti, mano geri bičiuliai Tele2 primena apie 5G namų internetą 15,30 € mėnesiui ir itin spartus internetas, pigus ir greitas ir jeigu pasirašote 36 mėnesių įrangos išsimokėjimo sutartį, tai modemas tik tais 1 € mėnesiui. Man atrodo, Marijonas Mikutavičius puikiai viską sudainavo, tai jeigu nesinori manęs klausyti, tai gali paklausyti jo naujos dainos. Jonai, dar negirdėjai? Nieko apie tai nežinau. Tai dabar paklausom. Užsidarom namie, aš ir mano Wi-Fi, nieko nėra geriau. Dabar skambėjo Mikutavičius, tau paleisiu po laidos. Tai va, kaip visuomet, viskas yra apraše, informacija ir kas nori gero, pigaus ir greito interneto, tai šitas pasiūlymas dabar yra jums. Aš su Tele2 esame geri draugai, tai su malonumu rekomenduoju ir keliaujam kitas naujienas. Apie milijardus. Apie daug milijardų. Gerai. Taigi, turim 2 naujienas ir apie pinigus. Viena gal nuskambėjo garsiau apie Muską, bet ją paimsim vėliau. Man gal įdomesnė naujiena buvo apie įmonę Anthropic ir knygų autorius. Antraštė skamba maždaug taip, kad įmonė Anthropic sutiko sumokėti $1,5 milijardo, bent $1,5 milijardo, kad išspręstų autorių teisių ieškinį dėl autorių teisų pažeidimo. Kalbame apie knygų rašytojus, knygų autorius. Jeigu kalbėtų nuo pradžios, tai 24 metais
3 Jungtinių valstijų autoriai pareiškė kolektyvinį ieškinį prieš Anthropic, tai yra Claude kūrėjai, ar ne? Ir mes, man atrodo, apie tai ir kalbėjome, kai tai vyko, ar ne? Nes daugybė tų bylų apie jos kalbėjome, kai jos prasidėjo ir jos vis dar tebevyksta. Tai čia vos viena iš tų kelių, kurios kažką išsisprendė. Tai žodžiu, keli rašytojai kaltino Anthropic, kad jie paėmė jų knygas ir panaudojo jas savo, be abejo, AI-aus apmokymui, didžiųjų kalbos modelių apmokymui. Taip, bet ši byla yra svarbi tuo, jog jinai iš tiesų nėra apie apmokymo procesą, Taip. o apie tai, kaip tos knygos buvo parsisiųstos. Taip, leis man į tai nueiti. Okay, Tai pirmiausia buvo tai, kad jūs padodame jūs į teismą, nes jūs naudojate mūsų knygas apmokymui. Ir šių metų Liepą jau teisėjas šios bylos konstatavo, kad visas treniravimo aktas atitinka angliškai vadinamai fair use ir čia įstatymas nėra pažeistas. Kas šiaip buvo šokas, nemažai kūrėjų ir autorių ir tai, na, jeigu šita byla tokia, tai reiškia panašiose bylose galima irgi tikėtis panašių sprendimų. Jo, čia pats kertinis esminis dalykas. Jeigu treniravimas iš esmės pačiu baziniu principu yra priimtinas, tai tuomet tiesą sakant, visus kitus dalykus tu gali nesunkiai apeiti, išspręsti visaip kaip. Nes tai buvo tas esminis dalykas. Ar tai, jog robotai, dirbtiniai intelektai mokosi, iš esmės yra principas lyg žmogus to mokosi, ar tai yra autorinių teisų turinio vartojimas. Taip. Ir nuspręsta, jog ne, visgi yra priimtina, jog jie tiesiog treniruojasi. Taip, byloje argumentuojama taip, kad kaip ir bet kuris skaitytojas, siekiantis būti rašytoju, Anthropic ir Claude jų įrankis, jie mokomi ne tam, kad lenktyniautų ir atkartotų originalius kūrinius, o tam, kad sukurtų kažką naują. Tikrai nekontroversiška, visi manau su to sutinka. Taip, nėra taip, kad Claude ir kiti pokalbių robotai karts nuo karto tau gali išspitinti, netgi angliškai regarguliuoti yra tas terminas, ne, kai tau duoda tiesiog visą didelį teksto gabalą, kuris yra ištrauka iš Hario Poterio ar dar kažką, ar labai primena tai. Galbūt naujesni modeliai tai daro gerokai mažiau, bet ypatingai seni modeliai ten, na, tikrai neperkurdavo kažką naujo ir tiesiog duodavo visą didelį gabalą kaip savo tekstą. Tai Jungtinėse valstijose paskaičiuota kaip nėra nelegalu. Kas yra nelegalu šitoje byloje ir už ką reikės susimokėti, tai yra šį rugsėjį išsivystyta byla į tai, kad už tai, kad Anthropic šitas knygas nupiratavo, tai yra pažeidimas. Ir tiesą pasakius, byla užsibaigia taip, kad nėra Anthropic nubaudžiami, tai nėra, o jie susitarė už teismą. Taip, jie susitarė su tais, kas padavė į teismą, su autoriais, kad mes visgi draugiškai susitarsime, tai čia niekam nebus tų baudų ir sumokėsime tuos 1,5 milijardo maždaug tiek pinigų. Ir to privalumas visai industrijai, tokio susitarimo už teismo yra, jog tai nenustato precedento. Tai nėra, jog, tarkim, visose kitose bylose iš karto paaiškėjo, jeigu taip buvo gauta informacija, vadinasi, tokia yra bausmė. Nes čia yra faktas, kad Anthropic parsisiuntė apie 7 milijonus nupiratintų kopijų knygų, tai yra iš torrentų, iš dar kažkur, iš kur ten tos knygos guli. Čia yra faktas, jie kaip ir irgi nenoriai, bet tai pripažino ir taip apmokė savo modelius. Tai būtent už tai jie turės sustarti. Skaičiuojama, jog vidutiniškai už vienos knygos nupiratavimą, taip tiesiai pasakysiu, jie mokės autoriams po $3,000. Tai realiai tie autoriai, kurie dabar, jeigu esi autorius arba leidykla, turi pats savarankiškai pasidomėti, ar tavo knyga nebuvo tarptų nupiratautų, kuriamis buvo apmoktas Claude jėga. Tai klausimas, kiek žmonių iš tikrųjų tai padarys. Jį dalis atkris ir, manau, Anthropic susitaupys pinigai, nes ne visiems išmokės, nes reikia atkasti, kieno čia knyga ir panašiai. Teismas įpareigojo juos ištrinti tas knygas. Nežinau, aš tai backupą persirašyti jas tai irgi nelabai tikriausiai sudėtinga. Ja. Na, žodžiu, iki spalio dar tikslins, kas per knygos, tai yra rinks tų teisų turėtojų kontaktinę informaciją ir bandys jiems grąžinti tą 1,5 milijardo, kas skamba labai daug, bet kai turiu omenyje, kad Anthropic paskutinis investicinis raudas buvo 13 milijardų, įmonė vertinama 183 milijardais dolerių. Ir galima net paminėti, jog visas šitas susitarimas įvyko iš esmės savaitę po to, kai jiems įkrito naujo investicinio raundo pinigai. Tai jie gavo šitą didelį raundą, galėjo dabar susimokėti 1,5 milijardo ir toliau traukinys važiuoja čiūčių. Taip. Ir aš manau, nebereikalo mes šiek tiek ironijos visame tame naudojame ir nemažai autorių, kūrėjų, tekstų rašytojų yra šiek tiek nusivylę, vis tikisi kažkokios bylos, kuriuose, sakys kažkas, kad tai, kad jūs imate turinį ir juo apmokote, yra neteisinga, tai kol kas to vėl ir vėl nevyksta. Šiaip, man atrodo, labai amerikietiškas verslo modelis, ar ne? Ką realiai padarė Anthropic? Jie nusipiratavo knygas, jomis apmokė savo modelius
Ir išlaidas nurašė ateičiai, kai susirinks investavimą, sukūrė produktą, kuris veikia, susikūrė investavimą ir dabar tas $1,5 milijardo jam yra mažai. Jo. Galėjau iš karto visiems pasiūlyti po $3,000 už knygą ir galbūt nemažai būtų nusipirkę. Jo, bet vėlgi, jie nori turbūt, jų tikslas buvo judėti maksimaliai greitai, tai jie nuėjo į ten tas knygų duomenų bazės, kur nelegaliai saugoma, vėlgi, 100,000 knygų, mielai susirinko jas visas ir ištreniravo ant jų. Taip, ir internautai su mielumu dabar pikdžodžiauja ir prisimena tos 2000-2010 metus, kai Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, vienu metu buvo labai baudžiama eiliniai žmonės už piratavimą muzikos, ar ne, pirmajame dešimtmetyje. Jo, su Napster susijusios baudos. Taip, kur už vieną MP3 parsisiųstą gaudavo baudas už 150-200 tūkstančių už vieną parsisiuntimą. Yra tokių bylų. Wow. Ir tai cituoja visi ir galvoja, pala, kas čia įvyko, kodėl staiga mes sakome tokie atlaidus visam tam. Tai va, tai šiek tiek nuvilintis galbūt daugeliui tikriausiai teismo sprendimas, ne teismo sprendimas, susitarimas tarp padavusių teismą ir paduotųjų teismą. Ir daugybė panašių bylų šią akimirką tebe vyksta. Aš googlinau specialiai Europoje iš vis kokios tos bylutės užsikūrusios, jos visos vis dar vyksta. Mes turime tiek mažai keisų, kas įvyko. Labai mažai judėjimo, atrodo, į priekį. Ir visa industrija juda taip greitai į priekį, jog vėlgi, tuo metu, kai jau ateis kažkokie atsakymai, gali būti bus per vėlų arba tiesiog susimokės, tiesiog baudą kažkokią ir sakys, tai buvo smagu. Mes kalbėjome pirmoje laidoje, ar ne, apie tai, apie tas autorių teisės, kad tai yra šiek tiek nuvažiuojančio traukinio tema, na bet vienas svarbesnių naujienų šią savaitę. Galim pašnekėti apie nuvažiuojančią Teslą. Nuvažiuojantį Teslą, gerai. Tikriausiai paskutinė mūsų šiandienos naujiena, kurią norime aptarti ir tikrai antraštės pagavusi naujiena, nes ji yra tokia, ar ne, labai skambiai skambanti. Tai naujiena skamba taip, kad Tesla valdyba siūlo Elonui Muskui skirti $1 trilijono vertės akcijų paketą, tai yra išmokas vadovui savo, kaip paskatinimą, kaip padėką už gerus pasiektus tikslus, jei per 10 metų bus pasiekti ambicingi tikslai. Ir apie tai bus dar balsuojama lapkritį akcininkų susitikime, bet idėja tokia, kad ir kokias gauna išmokas technologijų ar kitų įmonių gigantai, jie negauna milijardo taip lengvai, tai nėra trilijono, atsiprašau. Trilijono niekas nėra gavęs. Taip. Čia Tesla iš viso maros net nėra tiek verta šiuo metu. Tai jie tiesiog duoda daugiau negu yra verti. Taip. Tai šitą naujieną iš tikrųjų skamba kaip antis ir daug kas pasipiktina, kad kas čia per kompanijos, kaip čia gali žmogus, kažkas įsivaizduoja tikriausiai, kad kitą savaitę Muskui įkris į banko sąskaitą $1 trilijonas. Taip nebus. Man atrodo, čia yra geras valdybos ir PR triukas, nes pagavo daug dėmesio ir tam tikras žaidimas su Musku, nes jie nustatė nemažai taisyklių, kas turi įvykti per ateinančius 10 metų, kokie tikslai būtų pasiekti. Labai išsamus, labai detalūs tikslai. Manau, verslo vadybos magistrantams būtų įdomu ten paskaityti visą tą PDF-ą. Ten ir ebitos yra paskaičiuotos ir kiek robotaksi turi važiuoti keliuose, kiek Teslų turi būti parduota, kokia turi būti Teslos vertė, tai yra 8,5 trilijonai dolerių po 10 metų, tai yra 8 kartus daugiau nei dabar. Jokia įmonė nėra tiek verta. Jo, arba galima įsivaizduoti, jog jie, jeigu pasieks tokią kosminę, šiuo metu sunkiai įsivaizduojamą sumą, jog tuomet atiduos 1/8 tos naujos užaugintos kompanijos. Bet vėlgi tie skaičiai, kurie yra iškelti, man tai atrodo visiškai svajonė nepasiekiama. Turi kažkokie stebuklai nutikti, jog bet kam pavyktų išauginti kompaniją kitokio masto. Ypač Tesla dabar, kurios pardavimai Europoje praeitais metais elektromobilių krito 40%. Manau, kad Elono gestai nevaldomi rankos taip pat prie to prisidėjo, ar ne, politiniai pareiškimai. Aš manau, kad valdyba bando susigrąžinti Elono Musko dėmesį, jam patinka iššūkiai ir šiaip ar taip jiems jų reikia. Elonas Muskas ir Tesla yra tikrai kaip sinonimai ir jie norėtų tikriausiai, kad jisai savo dėmesį skirtų jai, o ne SpaceX'ui ir visom kitom savo kompanijom. Muskas tuo tarpu yra garsiai paskelbęs, kad aš noriu bent 25% Teslos akcijų, kad turėčiau svarę poziciją sprendimuose. Bet nes Teslai kažkur reikia judėti, nes esam kalbėję apie BYD elektromobilius Kinijoje, ar ne? Tesla nebėra ta karščiausia, įdomiausia kompanija, kokia buvo prieš kurį laiką. Jo, ir jie yra labai, vėlgi, dėl pačio Musko yra atsidūrę labai komplikuoti tokioje tam tikrai politiniai situacijai, kur, vėlgi, jų pagrindiniai pirkėjai, tarkim, kairiau galvojantys žmonės, jie nenori dėl Musko dabar akivaizdžių politinių įsitikinimų. Tuo tarpu Amerikos dešinė yra
keistai nusteikusi prieš elektromobilius, tai labai komplikuotoj situacijai dėl to Musko atsiradę ir, dabar rebusas spręsti vėlgi, kada virš galvos kabo itin, aišku, yra labai palaikoma Kinijos vyriausybės, bet visa ta Kinijos elektromobilių industrija, jinai juda greičiau, gerokai greičiau negu bet kas, ką daro Tesla, tai čia tikrai sunkiai išsprendžiamas uždavinys, turbūt todėl ir gali taip drąsiai mosuotis to 1 trilijonu, nes tu žinai, jog 0,1% tikimybė, jog tai iš tiesų įvyks. Aš dar pasijuoksiu iš to, jog bendrai, kokia absurdiška yra situacija, jog iš esmės kuo blogiau Teslai sekasi ir kuo mažiau Muskas yra įsitraukęs, tuo didesnį apdovanojimą iš jų gauna. Nes dabar skiria mažai dėmesio, tai mes jiem per mažai dar dovanojame. Padovanok jam trilijoną, gal tada mums skirs dėmesio, jeigu ne, tai tuomet 2 trilijonai. Taip. Kas yra skaičiai iš oro šiek tiek, bet be abejo, šiaip prisideda internete prie tokios prastos diskusijos, nes duoda liaudžiai pykčio, ar ne pykti ant milijardierių, triljonierių ir panašiai, kaip gali kažkoks žmogus gauti $1 trilijono išmoką. Tai yra nežmoniški pinigai. Bet jis greičiausiai jų negaus. Tikrai ne. Man įdomu pastebėti, beje, visi portalai, kas aprašė šitą naujieną, labai gražiai paminėjo, kad beje, Elonas Muskas žadėjo autonominius Tesla automobilius kiekvienais metais nuo 2014 metų, kad sekančiais metais jie bus. Tai daugiau nei 10 metų mes jūs dar jų laukiam. O dabar Tesla paskelbė naujieną, kad full self-driving, kas iki šiol irgi buvo tokia, angliškai tai skaitytųsi, kad pilnai savarankiškai važiuojantis automobilis, kad tai nėra pilnai savarankiškai važiuojantis automobilis ir niekada nebus. Taip, savarankiškas važiavimas iš tikrųjų nėra savarankiškas važiavimas. Žodžiu, sunkiai sekasi Teslai. Tai neliūdėkite, jeigu jūsų atlyginimas mažesnis negu trilijonas, Elonas Muskas tiek irgi negaus. Čia galbūt ir sustosim, nemažai visko papasakojom, daug laiko atimė Apple renginys ir dar galbūt, kai išbandysim, ir aš išbandysiu iOS arba išgirsim jūsų komentarų, tai kažką patikslinsim. Jeigu planuojate pirkti iPhone'ą, buvo įdomu išgirsti, tai parašykit komentaruose, spauskit share, like, subscribe, nepamirškite, kad mes esam ir YouTube'e ir pasimatysim kitą savaitę. Ypač įdomu išgirsti iš tų, kurie iš tiesų galvoja pirkti iPhone Air. Kodėl? Kodėl jums norite pirkti tą telefoną? Kodėl? Geras klausimas. Gerai, Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius ir 2 bitai sakome ačiū ir iki. Iki. 2 bitai.